Labas vakaras, gerbėmieji žiūrovai. Jūsų dėmesiui žinios. 2015 metai baigėsi, todėl siūlome jums trumpą jų apžvalgą. Pažvelkime į gyvenimo statistiką. 1% pasaulio žmonių valdo 50% pasaulio turto. 300 turtingiausių asmenų turi tiek pat turto, kiek 3 milijardai vargingiausių. 8% turtingiausių priklauso net 90% visko šiame pasaulyje. Turto koncentracija kelių žmonių rankose kasmet vis didėja dėl vienos priežasties. Norėdama ar nenorėdama, didžioji masė dirba tik nedideliam būreliui asmenų. Žmonės sunkiai vargsta, nešdami gamtos išteklius į jų rankutes. Štai Lietuvos statistika. Kiekvienas lietuvis vidutiniškai per mėnesį gauna 300 eurų pajamų. Deja, maistui, būstui, transportui, kuriuo važiuoja į darbą ir kitoms būtinoms išlaidoms, jis išleidžia 240 eurų. Jam lieka vos 60 eurų, iš kurių 40 jis praleidžia alkoholiui, cigaretėms ir restoranams. Pagaliau po sunkaus mėnesio darbo jam lieka 20 eurų poilsiui, kultūrai ir švietimui. Kai tuo tarpu iš kiekvieno dirbančiojo privatus verslas uždirba vidutiniškai 420 eurų. Primename, kad žmogui susimokėjus pragyvenimo išlaidas telieka 20 eurų. Mūsų kultūra tapo kaip bičių ferma, o pasaulis dideliu medaus fabriku, kuriame eilinis žmogus yra bitutė, visą dieną renkanti medų, o už tai gaunanti tik truputį cukraus. Žmogus gimsta ligoninėje, kuri yra kaip gimdymo konvejeris ir patenka į išsilavinimo sistemą, kurioje konvejeriniu būdu ruošia būsimas bitutes. Jos darbščiai neša medutį, tiek iš jų ir tereikalaujama. Pragyvenimas toks brangus, kad jeigu žmogus prarastų darbą avilyje, jis iš karto pražūtų. Tad baimės vejamas, jis dirba dar kruopščiau. Kaip tos bitutės, kurios šitaip įsikvėpusios dirba ir net nesusimasto, dėl ko visą tai daro. Paskaičiuokime, kam žmogus skiria savo dieną. 7 valandos miegui, 8 valandos darbui ar studijoms, 2 valandos valgymui, o kur jis praleidžia likusį laiką. Net 8 valandas vidutiniškai lietuvis praleidžia prie masinio informavimo priemonių. Tai yra televizija, internetas, radijas ir spauda. Vadinasi, arba lietuvis turi 25 valandas per parą, arba dalį darbo laiko praleidžia Facebook'e. Mokslininkai suskaičiavo, kad panaudojus masinės informavimo priemonės, net 94% žmonių nuomonę bet kokiu klausimu galima pakeisti per 7 dienas. Štai ir atsakymas. Masinė medija priklauso tai pačiai pramoniai, kuriai ir dirba darbščiosios bitutės. Ir ji naudojama kaip auklėjamoji priemonė formuojant vertybės ir tikrą nuoširdžiai darbinę nuotaiką tėvynės labui. Statistinis lietuvis nesupranta viso šito maskarado, nes dalį savo pajamų skiria alkoholiui, kuris visiškai užblokuoja jo gebėjimą mąstyti ir šiek tiek trumpam nuramina po sunkios darbo dienos kylantį stresą. Todėl, brangų žiūrovai, 2016 metais kviečiame ir toliau aktyviai dirbti tėvynės ES labui. Beje, dauguma jos įmonių priklauso Amerikos korporacijoms. Siekdami išlaikyti produktyvumą, jokių būdų nemeskite gerti, o dar svarbiau, jokių būdų nepradėkite skaityti vertingų knygų. Pavyzdžiui, tokių. Arba neduokdie štai tokių. Ir svarbiausia, būtinai likite su Facebook'u ir būtiniausiai su televizija.